Tai sveiki, dar kartą. Ir šiandien Palangos verslinių moterų klubas Veiklios lankosi Palangos senoje gimnazijoje. Ir šiandien su mumis sutiko įdomiai pasikalbėti mokyklos vadovė Sandra Žutautinė. Ir kalbėsim ne tik apie pačią gimnaziją, kuri jau skaičiuoja daugiau negu 100 metų. Ir apie kurią yra girdėję turbūt ne tik palangiškiai, bet ir žmonės, kurie yra susidūrę su nuostabiais žmonėm, kurios užaugino ši įstaiga. Jos auklėtiniai yra ir žymus žmonės, ir garsinantis ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Tai apie viską nuo pat pradžių. Sandra, apie tavo asmeninį kelią. Sako, žmonės nori dirbti mokykloje, netampa mokytojais, dėl to, kad juos įkvepia jų tėvai, kurie buvo mokytojai, galbūt patys mokytojai, kurie labai patiko ir įkvepia pačioje mokykloje. Kartais gimsta vaikai, sako, dar vaikščiot nemokėjo, jau lėles ir žaislus susisodinę kiemo draugus, jau jos moko, abėcėlės. Visokių dalykų. Tai koks tavo pačios kelias buvo? Ar ir šitoje gimnazijoje, ir pati, kiek žinau, pradėjai ir nuo socialinės pedagogės kelio, po to ir pavaduotojos ugdymo iki vadovės. Apskritai, ar sunku buvo priimti tokį sprendimą? Tai laba diena. Mano kelias tikrai nebuvo paprastas į švietimą ir švietimo link. Baigusi universitetą, baigiau socialinę pedagogiką Klaipėdoje. Tikrai neplanavau dirbti mokykloje. Didžioji dalis žmonių ir mūsų kurso, tai lygiai tą patį, tas toks pajuokavimas, jau tikrai į mokyklą nei už ką, niekada. Tai didžioji dalis mūsų kurso merginų šiuo metu taip pat dirba mokyklose ir daro karjeras, arba dirba socialiniais pedagogais, ar persikvalifikavo. Iš tikrųjų, tai aš daugiau negu 10 metų dirbau įvairiose kitose srityse ir teko ir vadybininkės duonos ragauti, administratorės, sekretorės. Tad, to mano patirtis šiek tiek yra kitokia, tai ir taip ir atrodo, taip ir siejau savo kelią, šiek tiek tolėliau nuo mokyklos. Bet kaip aš ir vaikams sakau, tu gali planuoti, bet Dievas vis tik iš tavęs pasijuoks ir padarys taip, kaip turi būti. Visada širdimi jaučiau, kad esu ne savo vietoje, dirbdama kitur. Tai tarsi ir atsitiko labai daug įvairių kitokių aplinkybių, kurias galima susėti, kad tau parodo, kad tu esi ne čia, tavo vieta ne ten. Tai po antro vaikelio kai vėl buvo metais grįžti į darbą, aš tiesiog nutraukiau darbo sutartį su prieš tai buvusią darbovietę. Dabar galvojau, vaikas paaugo, gal šiek tiek pabūti namie, pailsėti. Ir tada skambina iš darbo biržos, kaip tik ir sako, tai yra mokykloje vieta. Aš pradėjau nuo kitos mokyklos, tai pradėjau kaip neformaliojo ugdymo organizatorė. Ir pajutau, kad aš turiu gebėjimą būti su vaikais, turiu gebėjimą su jais bendrauti, motyvuoti, toks susikuria santykis. Ir man patiko, ir turi patikti taip, ir man patiko daryti įtaką, kad tu gali, kad tave klauso, kad tave išgirsta. Tai man patiko daryti tą įtaką tam jaunam žmogui. Tai tiesiog taip klostėsi ir tada galvoju, reikėtų gal pagal specialybę jau pabandyti, jau taip augau šiek tiek ir atsirado Palangos senojoje gimnazijoje skelbimas, kad ieško socialinio pedagogo. Sudalyvavau konkurse ir tą pačią dieną sako priimta. O tada kaip galvoju, kaip išsigandau, galvoju, kaip dabar bus, viską keisti, tarsi jau netyčia, o gavosi kaip visada. Tai iš pradžių, likimo pirštas, iš pradžių tai atsisakiau šito pasiūlymą, bet tada direktorius Leonas Šidlauskas, nežinau kaip čia viskas toliau vyko, bet
paskambino dar kartą, jis turėjo įtikinėjimo meną, labai gerai buvo įvaldęs, tai surizikavau ir pabandžiau, nes to labiau ir mano šeima labai skatino ir sakė, eik, didelė mokykla, daugiau galimybių, daugiau visokių patirčių, tai to vedama pradėjau dirbti socialinę pedagogę, bet turbūt tiesiog kaip čia gryno socialinio pedagogo darbo, be jokių priemaišų, kaip aš sakau, dirbau labai trumpai, nes taip jau sutapo, kad keitėsi pavaduotojas ir gavau keletą užduočių pasibandyti kaip direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Keletą mėnesių padirbau, buvo paskelbtas konkursas, dalyvavau tame konkurse, na ir tapau direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir manau, gana sėkmingai keletą metų dirbau šiose pareigose. Na, iki kol atėjo toksai tas momentas, kad reikėjo nuspręsti toliau. Tai tiesiog buvo žmonių, kurie paskatino ir sakė, jeigu ne dabar, tai kada vėliau, kada, sako, tokia proga dar pasitaikys. Tai tiesiog ir labai šeima mane skatino ir sako, na pabandyk, kaip sako, pabandysi, pasižiūrėsi, kaip čia sekasi. Viskas gyvenime yra mūsų švalioje, ar ne? Keisti ar dirbti ir tai yra mūsų pasirinkimai. Na, tai priėmiau šitą pasirinkimą. Ar sakote, buvo lengvas, tai buvo beproto sunkus sprendimas. Turbūt tai buvo vienas sunkiausių mano sprendimų gyvenime. Atsakingas Taip, darbas. tai yra labai atsakingas ir aš tiesiog manau, kad aš esu atsakingas žmogus, tai man prisimti tokios įstaigos veiklą ir imti šitą vairą ant savo rankų. Tai tikrai buvo didžiulis iššūkis, bet na, šiandieną jau esu, kur esu, sprendimai padaryti, konkursai laimėti ir einame, jau metai laiko žygiuojame. Darbai vyksta ir tikėkime, nieks nepyksta. O šiaip, kada konkursavai, ne, į direktorės pareigas, ar buvo taip, kad turėjai minty, kad ir kiek aš čia laiko bedirbčiau, bet norėčiau tokius ir tokius reikšmingus kažkokius darbus padaryti toj gimnazijai. Vis tiek daug kas ateina į naujas pareigas su kažkokiu darbų krepšeliu. Ką norėtų nuveikti? Na, mano pagrindinis prioritetas, kodėl aš ir pretendavau į šią vietą, ir tai buvo noras, kad niekas neteitų ir nesugadintų to, kas dabar vyksta labai gerai. Tai matote, pokytis, pokytis pats nėra problema, bet ar ne, problema yra mūsų gebėjimas, kaip tai įgyvendinti ir kaip su tuo pokyčiu dirbti. Pokyčių švietimo sistemoje ir taip netrūksta, tad eiti reformatoriui, donchikotui, kovoti su kažkuom, su kuom nereikia kovoti, tai aš tokio tikslo tikrai neturėjau. Mano vienas iš prioritetų buvo tęsti tą darbą, kurį dirbau ir kaip pavaduotoja, ar ne, ir tęsti tai, kas jau buvo padaryta gerai. Na, yra šiek tiek tam tikri dalykai, kurios, yra vidiniai dalykai, kuriuos mes koreguojame, įsivedame naujas tvarkas, tam tikras ar net susitarimus, santykius, bet tai nėra kardinalūs pokyčiai, kad dabar atėjau, keisiu visą sistemą, keisime mokytojus, revoliuciją. Tai ne, tokio neturėjau niekada ir eidama į konkursą tai irgi labai aiškiai pasakiau, kad ne, mano tikslas yra išlaikyti tai, kas dabar yra gerai ir kas dabar gerai vyksta. Tai ir yra pasitikėjimas mokytojais, pasitikėjimas mokiniais, tėvais, visa bendruomenė. Tai manau, kai yra reikalingas pokytis, tai tada mes jį ir vykdome, bet neeiti su ta vėliava, kad čia kažką labai reikėjo reformuoti, nes mokykla veikia labai gerai, aukšti pasiekimai jie buvo. Tai dabar didžiulis darbas yra tai išlaikyti. Ir vienintelis tikslas yra keliauti ir išlaikyti. Tai kad būtų rezultatas visapusiškas, ne tik aš kalbu apie pažymius, apie reitingus, bet aš kalbu apie tiesiog ugdyti žmogų gyvenimą. Tai su tokiu tikslu ir ta pozicija, kad nedaryti pokyčių vien dėl pokyčių, dėl to, kad tiesiog turėtum kuom pasigirti ir apie ką kalbėti, bet reikia tiesiog nuosekliai toliau tęsti savo darbus, tęsti savo veiklas,
Išlaikyti tą bendravimo tęstinumą. kultūrą ar ne, tą tęstinumą, kad tos tradicijos, kurios yra užaugintos ir subrandintos per šimtmetį, jos ir liktų ir kad toliau šitą gimnaziją, nes vat būtent, kad turi savo kryptį, kurie keliauja šitiek laiko, ji todėl ir yra sėkminga. Ir va tą kryptį norisi palaikyti su tuo, kiek yra reikalinga ar ne priimti vienus ar kitus sprendimus, ar kažkur kažką šiek tiek atlaisvinti, kažkur šiek tiek sugriežtinti, bet čia viskas yra procesas, mokykla yra labai gyvas organizmas ir čia kiekvieną dieną yra priimami vis skirtingi sprendimai, bet tikrai netėjau reformuoti ir čia įvesti drastiškų pokyčių. Kalbėjau su keliais palangiškiais, sakau, papasakoti savo atsiminimus apie Palangos gimnaziją, apie tai, ką atsimenat, ką išsinešat, kas patiko mokykloje. Tai vyresni žmonės, sako, dar atsiminam buvusį vadovą Algirdą Karačionką, jisai 32 metus vadovavo gimnazijai, kiti jaunesni atsimena Leoną Šidlauską, apie kurį minėjom, irgi nemažai laiko pradirbo. Tavo nuomonė yra, aišku, tie žmonės paliko ir savo indėlį ir tikrai yra dalyko, ką jūs ir tęsite, kaip tradicija, bet kaip manai, ar toks ilgas laikas, kad yra apie 30 metų, vadovauti mokymo įstaigai, tai yra privalumas įstaigai, ar manai, kad geriau būtų, jeigu kadencijos truktų ilgiau 5 ar 10 metų? Na, matote, taip iš asmeninės, 5 metai, o kur toliau tada tam žmogui eiti, ar ne, to tokio žiūrėti iš to žmogiškos pusės. Bet kita vertus, 5 metai yra per mažai, per mažai įvykdyti savo, tarkime, įgyvendinti misiją ar viziją, ar sukurti pokytį yra šiek tiek per mažai, nes vis tiek pokyčiui reikia laiko ir tam tikrom veiklom irgi reikia laiko. Tai tikrai 5 metai tai yra šiek tiek per mažai ir manau ir 10 yra per mažai, gal virš 30 jau yra per daug. Bet čia vėlgi priklauso nuo žmogaus, ar ne, nuo žmogaus būdo, nuo jo emocinio intelekto, nuo jo noro būti ir dirbti, kaip šiuo atveju, ar ne, jau gerbiamas Algirdas Karačionkas šitiek metų išdirbęs vienoje įstaigoje, tai čia jam buvo jo namai, ar ne, atsiliepimai yra apie tai, kad čia buvo jo namai, jisai čia atidavė visą savo širdį, visą savo gyvenimą ir padarė labai daug nuostabių veiklų ir kitas dalykas, sukūrė labai gražų santykį, nes per tiek metų yra dabar mokytojai, kurie jau dirba virš 40 metų, tai jie tiesiog kartu su juo augo, kartu su juo buvo, tad manau, kad tai yra irgi labai prasminga ir labai gražu, bet jis visada degė to noro daryti, jis visada degė to noro dirbti. Taip, jis labai giliai pažinojo organizaciją, žmonės, žinojo kiekvieną smulkmeną. Tai manau, kad tai yra didžiulis pliusas ir privalumas įstaigai, ar ne, ypatingai mokyklai, kai mes dirbam su pačia jautriausia visuomenės dalimi, su vaikais ir jų tėvais, ir turėti reikia ir to žmogiškumo, ir mokėjimo santykyje gyventi. Tai šitą turėjo. Jeigu kalbėti apie gerbiamą Leoną Šidlauską, tai tikrai aš jam visada irgi būsiu dėkinga už tai, kad atvedė mane į šitą gimnaziją, kad aš labai myliu šią gimnaziją, labai ją pamilau ir čia taip pat jau tam yra mano antri namai. Ir jisai taip pat buvo labai charizmatiškas ir labai įdomus žmogus, tai apie jį taipogi neįmanoma nei vienu, nei dviem žodžiais pasakyti jo veiklos ir kokie jo yra rezultatai. Tai irgi žmogus, kuris matė 10 metų į priekį ir jau pradėdavo iš anksto dirbti tą kryptimį ir kaip bebūtų, ar pikta ar nepikta kam nors, bet jo pasiteisindavo šitie sprendimai. Ir yra tikrai išlikusios tokios kelios jo frazės, viena man pagrindinių, kuri man taip pat labai tik žmogiškai tinka, kad jis visada sakydavo, jeigu mes nepasirūpinsime silpnaisiais, tada mes nebūsime stipri mokykla. Tai aš šitam pritariu 100%, tai tą kryptimį mes dirbame
ir šiai dienai tikrai pakankamai sekasi. Yra toks posakis, sako, mes esam turbūt stiprus tiek, kiek yra stiprus mūsų silpniausias komandos narys. Taip. Tai tokia ta filosofija buvo nuo pat pirmų dienų ir šita filosofija vadovaujantis keliaujame toliau. Tai Sandra, dabar kitas toks klausimas būtų, kadangi vadovauju tokiai gana dideliai bendruomenė, kuri apima ne tik moksleivius, bet ir jų tėvus, mokytojus, tai yra tokia gana miksuota didelė auditorija, esi vadovas kolektyvui, o kaip skiriasi pačios vaidmuo su moksleiviais, su tėvais ir apskritai, ar manai, kad pavyzdžiui mokykla turėtų būti labiau tiesiog moksleivių ir mokytojų, toks reikalas, ir kiek tame turėtų dalyvauti apskritai bendruomenė, tėvai mokymosi procese? Jeigu kokia aš esu vadovė kiekvienam, ar ne, tai kiekviena iš auditorijų, tai kolektyvų taip aš esu turbūt reiklesnė esu pakankamai ir savo, tai lūkesčiai turbūt yra didesni, bet jų ir nereikia kelti, nes tikrai turime gerus mokytojus ir stiprius ir atsakingus. Jeigu kalbėti apie mokinius, tai aš manau ir kartais sulaukiu, kad esu jiems per empatiška. O su tėvais taip eina, dar pakol kas eina, nes dar turiu tą savo kartą, kurią išleisiu šiais metais, tai tikrai yra ryšys ir draugystė atsiradęs, tai tiesiog labai myliu jaunimą ir labai kartais trūksta to tiesioginio darbo. Bet iš tikrųjų tai privalo būti sinergija tarp visų šitų sričių, ar ne? Galbūt mūsų lūkestis yra pasitikėti mokytojais, kad tėvai pasitikėtų mokytojais ir jų darbu, nes šiandieną mes šiek tiek to pasigendame. Vis tik tai yra žmonės ekspertai, tai yra žmonės, kurie turi tam ir gebėjimus, ir kompetencijas, ir žinias, kurias tobulina kiekvienais metais ir kiekvieną dieną. Tai tiesiog mes norime, kad mumis pasitikėtų, nes mes neturime būti priešais. Tokią žinią visada ir siunčiu, mes neturime būti priešais, mes visi dirbame vienam tikslui, tam pačiam vaikui. Mūsų tikslas yra vaikas, kad jis išeitų į gyvenimą pasiruošęs. Aš nekalbu vien tik apie aukštus ar ne egzaminų rezultatus, bet vis tik rezultatas, jis yra svarbus, gauti brandos atestatą. Tai mes visi turime jam padėti, kai jam yra sunku. Nes paauglystė yra labai sudėtingas laikotarpis. Mes gauname jau subrendusius, susiformavusius jaunus žmonės, kurie turi labai aiškę savo nuomonę, turi savo vertybės, turi jau tą stuburą, kurio laikosi, bet mes turime jam tiesiog padėti, ar ne, eiti teisingą kryptimį. Tai tokį ir keliame lūkestį, kad tėvai mums netrukdytų, bet mums padėtų. Kad mes norime, kad jie mus irgi išgirstų ir įsiklausytų, su kokiamis mes ar ne susidurime problemomis ir kartu keliautų jie tam vaikui padedant eiti tuo jo šiuo gyvenimo etapu. Bendradarbiavimas. Taip, mums tai yra svarbu, mes tikrai esame atviri ir per susirinkimus tai kalbame ir manau ir laiškose. Jeigu yra problema, mes ją norime spręsti čia ir dabar, mes nebėgame nuo atsakomybės, bet labai prašome ir tėvų atsakomybės ir įsitraukimo ir pasitikėti. Bet svarbiausia yra pasitikėjimas. Nereikia mūsų nei bijoti, nei mes norime bijoti tėvų, bet tiesiog dirbkime kartu, gyvenkime kartu. O ar įsitraukusi tėvų bendruomenė, ar šiandien dalyvauja mokyklos veikloje? Įvairiai, kaip kokia klasė, bet pakankamai, turbūt galėčiau sakyti, pakankamai. O kaip tavo nuomonė dabar, irgi daug kur Lietuvoje mokyklose pastebiu, kad mokyklos vadovas dažniausiai būna buvęs mokytojas, arba esamas mokytojas, arba buvęs mokytojas. Ar tu manai, kad tai yra svarbu, kad mokyklos vadovas būtų su pedagoginiu išsilavinimu, ar visgi mokyklai vadovauti, tai yra kaip ir vadovauti bet kuriai kitai
organizacijai reikalingos yra vadybinės, vadovavimo savybės. Aš per šią savo trumpą praktiką pasakysiu taip. Be pedagoginio išsilavinimo bus labai sunku susigaudyti. Taip, čia yra vadybiniai procesai, reikia išmanyti finansus arba reikia išmanyti organizacijos kultūrą, kaip valdyti organizaciją, reikia ir marketingą išmanyti, reikia labai daug dalykų žinoti, ar ne? Tų tokių, kaip ir vadovui, bet kuriam darbe vadovaujančiam įmonei. Ir prieš kameras pasėdėti. Taip, ir prieš kameras pasėdėti. Žinoma, tas viešasis gyvenimas, bet be pedagoginio išsilavinimo bus labai sunku susigaudyti mokykloje kitose niuansuose. Vis tik čia yra daug reikalauja kitų kompetencijų ir supratimo, nes kitaip tiesiog gali įvykti konfliktas. Tai reikia žinoti. Reikia labai gerai žinoti ir ugdymo planą, reikia žinoti, kaip veikia socialiniai reikalai, reikia išmanyti labai gerai prevenciją, nes tai yra kasdienybė ir vis tik, jeigu tu nori būti įsitraukęs vadovas, tu privalai visame šitame gyvenime pats tiesiogiai dalyvauti. Suprasti ir apie vaikus, ir apie patį ugdymo, švietimo visą procesą. Jeigu mes kalbėtumėm apie švietimą kaip apie gyvą būtybę, kaip apie žmogų, ne? Ir įsivaizduotumėm, kad jisai serga, ne? Tai kokias tas pagrindinės 3 ligas galėtum įvardinti, kuo šiandien serga švietimas? Tai jeigu taip įvardinčiau kaip žmogus, ar ne, tai dabar švietimas yra pervargęs, jaučiantis nuolatinį nerimą, ir toks truputėlį pasimetime didžiuliame. Ir jeigu tos lygos, tai yra perteklinė biurokratija, yra toksai, kaip pasakyti, nesutapimas tarp egzaminų ir to, ką reikia mokyti, ir nepasitikėjimas mokytojais. Toks ne tik aš kalbu ne apie tėvų šį kartą, ne, bet aš turbūt kalbu apie tą bendrą sistemos nepasitikėjimą mokytojai, šiek tiek visuomenės ir tas kuriamas baubo paveikslas, tai yra tokios pagrindinės būtų ligos. O aktualios, pavyzdžiui, atitikimas pačių žinių ir to, kokie bus rinkoje poreikiai, ne, ar mes ruošiam vaikus. Tai taip, apie tą ir kalbu, kad iš tikrųjų didelė yra problema tame, kad mes ar neturime atnaujinto ugdymo turinį, kur yra kalbama, kad mes privalome ugdyti vaiko kompetencijas, jo pasiruošimą realiam gyvenimui, bet egzamino metu mes toliau tikriname žinias, kurios yra ar formulės žino ir ne tai, kaip jas pritaikome realybėje, bet tiesiog yra labai konkrečios ar ne formulės ir jų yra labai daug. Tikrai yra toks iššūkis, kad reikia dabar mokyklom suderinti ir vieną, ir kitą, ir tas fundamentalias bazinės žinias. Taip, ir tas bazinės žinias ir to, ko reikės ateityje. Bet aš manau, kad mes tai puikiai išsprendėme, tai viena tokia iš mūsų ir stiprybių yra, kad tai, ką mes mokomės, mes visą tai gyvendiname didžiumoje praktiškai, todėl kad paskaičiavome, kad beprotiškai daug pamokų yra integruotų, labai daug pamokų vyksta kitose erdvėse. Jūs turite tiesiog daugiau laisvės. Tai daugiau mes turime laisvės spręsti, tai tą mokytojai ir daro, atsakau, jų kūrybiškumui nėra ribų, tai tiesiog gimsta labai gražus dalykai, tai kaip ir sakiau, vis tik taip mes turime paruošti vaiką egzaminui, toks yra visų lūkestis, ar ne, kad išeitų sėkmingas su brandos atestatu ir kiek tai įmanoma su pačiu geriausiu tuo rezultatu įmanomu, tad tiesiog bandome tai suderinti ir kuo daugiau duoti to praktinio pajautimo, tai sudarome tas sąlygas.
Na, kaip pavyzdžiui, ir net dabar nupirkome ir licėjaus licenciją matematikams, kad galėtų dar stipriau, dar daugiau patikrinti, kad galėtų bet kada prisijungti ir pasikartoti, ir padaryti, ir pasiklausyti kitų ekspertų dėstymų. Tai taip, toksai ir yra, kad mes truputėlį prasilenkiame šitoje vietoje. Tad labai skubame, labai visur lekiame, bet norisi to gylio, to tikrumo, kad iš tikrųjų vaikas pajaustų, kad išmokau, ar ne, supratau, tas oho momentas, aš supratau, ar ne, kad nes tada ir motyvacija atsiranda. Skuba nėra greitis, ar ne? Jo, skuba, kad nebūtų sprintas. O šiaip bendrai švietimo situacija tavo akimis šiuo metu, jinai gera, bloga, vidutinė, gerėjanti, ar stagnuoja, gal net ir blogėja? Aš manau, kad tai yra sistema su labai daug potencialo, bet vis dar ieškanti stabilumo. Aš matau labai gražią kryptį, dar jau apie tai kalbėjo, tarkime, Meilė Lukšienė jau labai labai senai, kad reikia įtraukti visus, reikia mokyti visus vaikus ir mes ir visi esame lygiaverčiai ir apie tą svarbą. Tad šiandieną, aš manau, mes esame pakankamai gerame kelyje, bet įgyvendinimas galėtų būti šiek tiek stabilesnis, šiek tiek vykti tie pokyčiai lėčiau ir stabiliau. Mes turime labai daug iniciatyvų ir reformų, kurias bandome įgyvendinti. Ir jos visos yra labai gražios, jos visos labai gražiai skamba. Ir tikrai tu supranti ir jauti, kad jos yra teisingos. Bet būdas yra šiek tiek pasirinktas netinkamas. Taip, pačios sistemos. Ir tikrai mokytojams kartais šiek tiek trūksta jau laiko, trūksta palaikymo. Tai yra perdegimas, yra dideli krūviai, yra didelės labai klasės. Ir tai tokie yra sisteminiai dalykai, kuriuos šiek tiek pakoregavus, tam skyrus daugiau dėmesio. Tiesiog išgirdus tai, ką sako praktikai, žmonės, kurie kasdien dirba ir susiduria su tuo, aš manau, kad tiesiog sistema susitvarkytų ir išsispręstų labai daug problemų. Aš girdėjau irgi, yra dabar nemažai ir visuomenės žmonių ir verslininkų įsitraukusių į tą švietimo bendrai klausimą Lietuvoje ir visi nori prisidėti ir visi nori padėti, nes tikrai mato, kad švietimas iš esmės yra ta bazė, nuo kurios priklauso, kokia bus valstybės visa ateitis. Ir irgi sako, mokytojų yra labai didelė dalis, jeigu mes skaičiuotumėm, kiek jų Lietuvoje yra, ir sako, mes sprendimus priimam praktiškai su jais nepasitarę, tai irgi labai dideli pokalbiai vyksta, kad įtraukia mokytojus į tą procesą, nes jie yra tie žmonės, kurie tiesiogiai dirba su vaikais. Jie ir turėtų tai daryti, jų nuomonė yra, ir tai turėtų būti vis tik svarbiausia. Tad, kaip sakant, esame gerame kelyje, dar šiek tiek susitelkime, pamatykime giliau, pamatykime plačiau. Ne vien tik tai žinių gausa yra kokybė. Vis tik kokybė yra kiti dalykai, kokybė yra gylis, yra apipavidalinimas, yra tai, kaip pasako, kad vaikas išmoko, negaudinkime tų vaikų, ko jie nemoka, patikrinkime ir parodykime tai, ką jie moka, ką jie geba. Sandra, toks įdomus klausimas būtų, jeigu turėtum burtų lazdelę, su kuria galėtum išspręsti, nežinau, tris pagrindinės kritiškiausias problemas švietime, kokios tavo manymu jos būtų, kur sakytum, jeigu šitos tris dalykus pataisom, ar ten dadedam, ar pataisom, ar nuimam, išsispręstų esminiai klausimai. Tai visų pirma, jau šiek tiek užsiminiau prieš tai klausime, tai yra ugdymo programos, aš jas tikrai siaurinčiau, manau, tik vaiką reikėtų šiek tiek mažinti tą tempą ir labiau eiti į gylį. Tai yra, iš tikrųjų, mes turime negausinti žinias, ne čia yra esmė, o esmė yra tame, kaip mes pagrindinius dalykus tiesiog išmokysime gerai.
ne, kad tai nebūtų greito bėgimo sprintas. Išmokyti mokytis vaikus. Taip, išmokyti mokytis vaikus. Čia viena iš ateities jau tokias savybių, kurias irgi privalome kaip mokykla jau įdiegti šiuolaikiniam žmogui. Antras dalykas tai yra mokytojų darbo krūvio mažinimas. Turėtume šiek tiek peržiūrėti, pavargęs ir perdegęs mokytojas, jisai negali duoti kūrybingas, jisai tada mažiau turbūt ir pats turi jėgų ir noro mokytis ir žiūrėti, kasgi čia naujo tame pasaulyje, ką aš galiu duoti, kaip aš galiu ar ne pakeisti savo programą, kad būtų dar įdomiau, kad viską atiduoti tam vaikui. Tai tiesiog, nes ir šiai dienai ar ne, kai turime po 30 vaikų ir reikia supraskite, jeigu 7 pamokos po 30 vaikų kiekvienoje klasėje ir kiekvienam reikia duoti individualaus dėmesio. Jie turi, vaikai turi teisėtą, taip ir sekti jų progresą, vaikai turi teisėtą lūkestį, ar ne, kad aš irgi noriu to dėmesio, ateik man irgi prašau paaiškinti. Tai va čia ir įvyksta didžiausi turbūt konfliktai tarp mokytojo, mokinio ir tėvų, nes tiesiog yra labai daug vaikų ir ne visada pavyksta tinkamai tą lūkestį įgyvendinti. Dar kelti kvalifikaciją, bet dar šalia eina to, kad turime ar ne ugdymo planą ir pagal ugdymo planą yra dalykai, kurie yra privalomi mokiniui ir tai jau sudaro jam per dieną po 7-8 pamokas, bet šalia eina privalomos prevencinės programos, kurios taipogi turi būti vaikų išdėstomos. Tai yra ir kai kurie dalykai gerai yra integruojami, bet kai kurie tiesiog turi vykti fiziniu būdu, normaliuose pamokose. Tai yra smurto ir patyčių prevencija, alkoholio ir tabako prevencija, lytiškumo prevencija, pilietiškumo ugdymas. Mesgi viską norime tą vaiką sudėti. Taip, viską vaikas turi žinoti ir išmokti ir būti viskam pasiruošęs. Tai tiesiog, yra iššūkis. Tai tiesiog, truputėlį atkreipti tai, kad klasės turėtų būti mažesnės vis tik. Ir trečia, tai yra, kad mokytojo profesija būtų prestižinė, tai yra atlygis, turi būti atitinkamai atlyginama už jo darbą. Kaip tik dar šiandieną ir diskutavom su kolegėm, kad sakom, viskas gerai, tas mokytojas tikrai daug dirba, bet ir kad dabar yra tokia, bent norima priimti tokį pakeitimą, kad galėtų dirbti bet kas mokytojų, nes tiesiog jų yra trūkumas ir nesinori tos desperacijos. Suprantate, vis tik turėtų mokytojams, bet labai norisi, kad ir čia jo nenukentėtų kokybė ir kad vis tik ateitų žmonės, gabų žmonės dirbti. Mes tarsi gabius atiduodame informaciją, atiduodame būti gydytojų, o kas tą gydytoją turi paruošti, kas sudės bazę. Nekonkurencingas atlyginimas. Taip, nekonkurencingas atlyginimas ir tada žinoma, kad visi rinksis ten, kur sako, va čia dideli pinigai, čia galima daug uždirbti ir visi protai nueina. Aš nesakau, kad taip yra 100%. Mes irgi turime mokinių, kurie įstojo į pedagogiką, labai džiaugiamės ir ačiū Dievui ir tikrai išėjo labai talentingi žmonės ir labai gabūs žmonės. Tai labai džiugu, bet tas, kad labai mažai paruošimo tampa pedagogams ir jų pradžiai, tai čia aš žvelgiu kaip blogybę, tai tiesiog gali būti su tuo kilti iššūkiu. Sandra, pabaik sakinį. Šiuolaikinis jaunimas yra koks jisai? Smalsus, kūrybiškas, drąsus, inovatyvus, pažangus, bet jam turi būti įdomu. Tai nėra tiesa, ką žmonės dažnai mėgsta pabandėti apie jaunimą šiais laikais, kad jie tingi, jie nieko nenori dirbti, jie neatsakingi, jie baidosi darbo, tai jūs matot visai kitokius tos vaikus, jūs su jais bendraujat ir jų matot daug kiekvieną dieną. Taip, aš matau, kad vaikai jie yra gerokai laisvesni negu, pavyzdžiui, mes buvom. Aš dar nemanau, kad esu senos kartos, bet mes buvome labiau tokie sukaustyti. Kai pasakė, taip ir turi būti, nedrįs pakelti galvos ir pasakyti prieš.
Tai dar buvo šiek tiek šito, nors jau laisvėjo, jau ir aš šiek tiek laisviau augau, bet to nebėra. Dabar vaikai yra labai drąsūs. Ir kai sako, kad jie yra tinginiai, jie yra netinginiai, jie tiesiog yra orus ir jie gali pasirinkti. Tai jeigu jie nesupranta ir nemato prasmės atlikti tą darbą, aš manau, todėl jie to ir nedaro. Tai mes turime sukurti prasmę. Taip, o mes neturėjome. Tai dabar mes jau 36 metai esame laisvoje Lietuvoje, tad natūralu, kad ir kitokia jaunimo karta yra užaugusi ir mes jiems leidome tokiems užaugti. Todėl, manau, yra labai neteisinga dabar juos kaltinti, kad jie yra tinginiai ir suversti jiems visas pasaulio problemas. Tikrai ne. Tiesiog jie turi laiko ieškoti prasmės, jie jos ieško, kaip ir sakiau, todėl ugdymo turinys ir turi duoti prasmę. Ir tada jie ir mokysis, ir dirbs, ir darys dalykus. Tai mūsų kaip mokyklos vienas iš prioritetų ir yra sudaryti sąlygas tą prasme pajausti, pažinti save, ugdyti pasitikėjimą savimi. Kiekviena karta turbūt yra kitokia. Kiekviena karta kitokia. Nėra vienos taisyklės iš tikrųjų ir nėra vieno apibūdinimo, nes čia labai kompleksinis yra reikalas. Bet ne, vaikai tikrai nėra blogi. Aš matau vaikų, visi jie yra labai nuostabus ir labai įdomus. Kokie jie yra gilūs pašnekovai. Tiesiog aš sakau, ir jūs pašnekinkite savo vaikus. Jie tiesiog yra tobuli. Ir jie atsakingi. Taip, ir jiems rūpi, ir jie atsakingi. Aš pati turiu sūnų 8 ir 3. Tai kai jau pavyksta pasišnekėti, kai tiesiog, paauglystė irgi sunku, ne visada šnekas, tai tikrai išgirsti tokių dalykų, kur galvoju, čia mano vaikas, oho, tai sakau, jie tikrai yra visi, jie yra puikus. Aš labai noriu tuo tikėti ir bandau tikėti, kad kiekvienas mes gimstame geras. O kokie tampame vėliau, čia yra suaugusiųjų reikalas ir darbas. Tai su tokia misija aš ir keliauju. O su kokiais iššūkiais šiandien susiduria jaunimas? Mes savo laiku vienokių iššūkių turėjom, o kokių iššūkių turi šiuolaikiniai vaikai? Aš manau, jie turi kur kas daugiau iššūkių, negu mes turėjome. Mes, kai žaisdavom smėlio dėžėje, jie dabar gyvena labai aktyvų, tarkime, gyvenimą socialiniuose tinkluose, kuriuose yra labai daug netinkamo, neigiamo turinio. Ne viskas ten yra labai gražu ir miela. Tai vienas iš tokių iššūkių turbūt ir yra socialiniai tinklai, perdėtas tikėjimas tuo, kas vyksta socialiniuose tinkluose. Ir šiandieną mes jau matome pasiekmes, tokias kaip ar ne, yra pasitikėjimo stoka, netitikimas nupieštos influencerio įvaizdžio, ar ne, kad aš esu šiek tiek kitoks, gal prastesnis. Tai va čia yra labai neteisinga. Toliau yra didžiulis informacijos perteklius, jiems reikia su labai daug informacijos susidoroti ir atsirinkti taip, kas yra teisinga, kas yra neteisinga ar ne. Taipogi dirbtinio intelekto įtaka, tai matome vieną iš tokių jau didesnių grėsmių ir jau patys mokiniai apie tai kalba, koks bus ateities pasaulis, kokį darbą dirbti galės, kad jie kaip žmonės neprarastų konkurencingumą. Tad taipogi visa šita švietimo sistema, ar ne, tai nežinai, kokie bus kiti metai, kai vis kalba, ir tą keisime, ir vėl tą keisime, tai jiems tų iššūkių yra pakankamai daug. Taip, didelė nežinomybė ir, kaip ir minėjau, ir tas nerimas dėl ateities. Tad tikrai šita karta turi labai daug galimybių viena vertus, ar ne, jiems pasaulis yra jau visas po kojom, jie kaip jaunimas gali labai daug iš ko rinktis, kiek daug nuostabių yra specialybių. Kartais tas kiekis pasirinkimų jisai gali būti paralyžuojantis. Taip, jisai ir yra paralyžuojantis, nes ir ten nori, ir galų gale ir patys perdega. Kaip išsirinkti? Taip, tai va, ir jie viską gali, yra gabūs ir talentingi, tai sakau. Tai aš manyčiau, tokie yra šiandienos jaunimo iššūkiai.
Aišku, technologijas atneša ir tam tikrų grėsmių, bet jos turbūt suteikia daug ir galimybių, ne? Ir jūs turbūt irgi daug tų technologijų irgi stengiatės vaikams ir parodyti, ne? Ir išmokyti jomis naudotis. Sandra, kokias pagrindinės savybės galėtum įvardinti, kas vaikams labiausiai padėtų, bet aišku, ką mes kalbėjome, net dėl tų fundamentalių dalykų, kurios reikia išmokti, ne, ir matematiką, ir lietuvių, ir kitas kalbas, ir biologiją, ir fiziką, bet jeigu kalbėti apie savybės, kokios tos savybės, ne, ar tai gebėjimas dirbti komandoje, ne, ar gebėjimas atsirinkti informaciją, kas šiai dienai yra ateities žmogui svarbiausia? Visų pirma, tai, ką matome šiandieną, kokiame pasaulyje gyvename, tai yra kritinis mąstymas. Tai yra vienas esminių dalykų, tai yra gebėti, o į tai ir įeina gebėjimas atsirinkti informaciją, gebėjimas sisteminti, tiesiog gebėjimas gyventi ne tik socialinėje erdvėje, bet iš tikrųjų, gyventi tikrą žmogišką gyvenimą, ar ne, mokėti džiaugtis, nes tai yra ir apie emocinį intelektą, nes emocinis intelektas taip pat yra labai svarbus ir šiandieną jau yra jam skiriama labai daug dėmesio. Yra taip ir mokykloje, ir psichologai tai apie labai daug kalba, kad mes gyvename tokiame pertekliaus pasaulyje, kad šiek tiek ir pasimetame ir išbalansuojame ir tą vaiką. Todėl emocinis intelektas, jis yra labai svarbus tai savireguliacijai. Vis tik stabilumas, ta rimtis ir gebėjimas, ar ne, ir informaciją atsirinkti, bet ir gebėjimas tiesiog gyventi ir mėgautis šią akimirką. Tai manau, tai ateityje bus labai svarbu, nes tai kurs pasitikėjimą. Žmogus yra stabilus. Ir žinoma, tai niekur neišnyks, tas pats kūrybiškumas. Dabar yra labai svarbu mokėjimas save parduoti, todėl mes turime kalbėti, jau nemažai dėmesio skiriame ir viešajam kalbėjimui. Tad, tokie svarbus, manau, yra elementai, kurie ateities žmogui labai padės, bet, kaip ir sakau, neužsidaryti vien tik tai socialinėje erdvėje, kas šiuo metu ir vyksta ir jau visas pasaulis iš to bunda. Tai mes dar tiesiog kviečiu neįklimpti nei tėvus, nei mokinius, nei mus pačius. Šiaip, aišku, didelė turbūt įtaka to jauno žmogaus formavimui, pasiruošimo ateičiai yra skiriama mokyklos vaidmeniu, ne? Kaip pati įvardintum, kokią dalį to pasiruošimo gyvenimoje įtakoja mokykla ir kokios tos kitos nepalyginamai tikrai nemažiau svarbios dalis turėtų būti, į kurias jaunuolis turėtų ir atkreipti dėmesį, ir kuris, jeigu turėtų gauti tų kitų įgūdžių, kaip kitaip save pasiruošti, iki kol baigsis tas mokyklos etapas. Taip, mokykla yra labai svarbi, mokykloje vyksta labai daug vaiko gyvenimo, bet ir mokykla yra atsakinga už pagrindinių bazinių žinių išugdymą, mokinio pasitikėjimo ugdymą, jo savivertės auginimą, jo motivaciją, ar ne, bet vis tik, manau, pagrindinį tašką dėčiau šeimai, šeimos palaikymui, tėvams, kokios yra vertybės šeimoje suformuotos. Praktika rodo, kad didžiausi autoritetai vaikams yra jų tėvai. Nors tėvai ne visi tiki. Jūs netikite, bet tikrai mes matome, kad autoritetas yra tėvai ir jie visada paskutinį žodį, kurį išgirs ir kurį priims, tai yra iš tėvų. Nors atrodo tokiam amžiai, tai tėvai yra paskutiniai žmonės. Tikrai, todėl mes ir sakome, vis tik tai yra tai, ką suformuoja šeima. O toliau eina jau jų asmeninės patirtis, jų draugai, kokioje aplinkoje suveda likimas. Taip, bet mes mokykla vis tik
prabėgom kartais, ar ne, tai pas vieną, pas kitą mokytoją ir tą vaiką pažįstame tarsi, na, šiek tiek kaip ir, negali sakyti epizodiškai, bet į jo vis tik gilį, tai įeina yra šeimos vaidmuo ir tie patys ir sesės, broliai, kad ir kaip kartais atrodytų keista, niekas netiki, bet tikrai žinokite, aš sakau, kad aš matau ir kai mes su vaikais turime individualius pokalbius, tai labai jaučiasi, koks yra svarbus tėvų vaidmuo. Tai labai kviečiu dalyvauti savo vaikų gyvenimuose ir kuo daugiau įdėsite savo meilės, palaikymo ir juos įkvėpsite, tuo vaiko ateitis yra sėkmingesnė. Sandra, kaip pačiai atrodo, aišku, čia dirbant pačiai toje organizacijoje, ne, kuo jūsų gimnazija yra išskirtinė? Aišku, gal ne Palangoje, bet gal net ir visoje Lietuvoje. Visų pirma, tai, kad mes gebame suderinti akademinius pasiekimus su žmogišku santykiu ir sukurti ryšius. Mes bandome išmokyti vaikus savarankiškumo, to, kad jie dažnai ateina ir mums sako, kai klausime, kaip jums sekasi gimnazijoje, tą tokį neformalų pokalbį, ar norėtumėte grįžti į savo buvusią mokyklą, tai jie iš pradžių sako, tai, kai ateiname, tarsi ir norėtumėme, yra išlikusi ta emocija, sentimentai, prisirišimas, prisiminimai, o vėliau sako, žinokit, mes jau nebenorim. Taip, sako, čia yra sunkiau, reikalauja daugiau kartais, bet sako, čia yra natūralu, jie labai kritiškai tai vertina. Girdėjau, kad sako, mus mato, jau čia tokius vertina kaip suaugusius žmonės. Tai va mes tom ir esame, kad jeigu yra problema ir ją galima išspręsti su vaiku, mes su vaiku ir išsprendžiame. Tai tikrai ne apie viską informuojame tėvus, nes taip yra kuriamas pasitikėjimas, pasitikėjimu grįstas ryšys, tada jisai leidžia mums ir vaikui pasitikėti mokykla ir tada mes kažkaip sėkmingiau keliaujame. Toliau mes esame šiuo metu tikrai Lietuvoje išskirtiniai, kad turime vienintelį tokį STEAM centrą. Tai yra naujas inovatyvus centras, kuriame susijungia STEAM dalykai su fiziniu ugdymu. Bet tą savoką dar praplėtėme, ne tik STEAM dalykai jau ten įeina jau ir lietuvių kalba, ir su istorija vyksta labai graži draugystė, labai daug gražių integracinių projektų. Tokia mūsų šiuo metu yra pagrindinė išskirtinumas. Kuo daugiau disciplinų nebūtų įtraukta ties viena kažkokia tema. Tai apie tai ir kalbėjau, kad mes turime vaiką paruošti ar ne, ugdyti jo kompetencijas, ruošti vaiką realiam gyvenimui. Tai šitas centras mums palengvino šį darbą ir šį procesą. Mes ir taip tai darydavome, bet tiesiog dabar mes turime dar vieną erdvę, kuri yra labai aiški, struktūruota ir ten mes galime daryti dar daugiau dalykų, nes turime labai įrangos gražios ir geros nupirktos, tai tiesiog reikia ten eiti, dirbti ir daryti dalykus. Taip, visa tai žinoma dar tebėra procese, vis dar jis yra kūrybinėme procese, dabar mes atsinaujiname ir programas, bandome kurti naują strategiją, kad tai taptų ne tik gimnazistam, bet ir visam Palangos jaunimui, nes manome, kad vis tik jie visi ateis pas mus, todėl turime ir dėl visų pasistengti. Tai toks išskirtinumas. Ir išskirtiniai dar esame ir to, kad tikrai turime labai stiprią mokytojų bendruomenę, labai aukštą organizacinę kultūrą ir turime labai aiškius susitarimus, kas mums padeda tą kryptimi ir keliauti, ir kurti tą tokį, kaip sako, išskirtinumą, nors atrodo mes. Kaip mūsų klausia, kuo jūs išskirtiniai, atrodo, mes dirbame savo darbą, kiekvieną dieną dėl vaikų, dedame pastangas, kad visiems viskas būtų gerai. Bet turbūt tas nuolatinis ir galvojimas, ką aš galiu padaryti dėl tų vaikų, geriausia, tai gal tas ir atneša tos ir priemonės, ir rezultatus.
Taip. Ir dar, kad turime irgi išskirtinio, turime Aivą, dabar naują šokio, ne naują, jau 2-3 metai, kiek dirbo pas mus šokio mokytoja. Tai irgi, vat, jeigu kalbėti apie mokytojus, irgi šviesorius, tai augantis mokytojas šviesulys. Tikrai va, dabar dalyvavo mūsų abiturientai šoko Lietuvos garbėje tautinius šokius. Tai galvojam, na, va, tiesiog ir tas išskirtinumas ir keliauja per tos mokytojus. Turime dar Jūratę Galinauskienę, irgi mokytoja labai stiprią, mūsų Daiva Urkštienė dalyvauja taipogi įvairiose keistose biologiniuose projektuose. Neprašykite, neišversiu, nes neapsiverčia man liežuvis kai kurios dalykus, na, kokius jie daro projektus. Tai vis tik yra žmonės, na, ir tas išskirtinumas, kuriasi per žmonės. Tai tu vienas gali norėti padaryti labai daug ką ir sukurti daug ką, bet vis tik be žmonių nebus. Tai turi būti komanda ir ta komanda turi būti, jinai ne visada yra sutarianti, bet svarbu, kad jinai, na, suranda turi bendrą viziją ir tam, kad suras bendrą viziją, visko mums atsitinka, bet sakau, tai tiesiog. Tai be šitų dalykų, apie ką mes čia kalbėjom, kokiais dar gimnazijos pačių moksleivių, mokytojų pasiekimais didžiuojatės labiausiai ir apskritai kalbant, tarkim, ne kaip ir reitinguose visur dažnai bandoma yra pabrėžti, kiek mes turim šimtukininkų, kiek mes čia turim olimpiadininkų, aukso, sidabro ir bronzos medalių nelaimėję. Ar tai yra pagrindiniai tie mato vienetai, pagal ką galima matyti gimnazijos vertę, ar yra dar kitų mato vienetų, kaip jūs matuojate, kaip organizacija, jūsų sėkmę? Na, kaip, tai yra vieni iš pagrindinių mato vienetų, bet mes tikrai matuojame pagal labai daugą. Visi vaikai yra skirtingų gebėjimų, bet visų tėvų yra lūkestis vienodas. Vaikas turi baigti mokyklą. Tai šimtukais pageidautina, ar ne? Tai tiesiog kitas tas mato vienetas ir yra, kad jeigu mes matome, kad turime, na, tikrai silpną, ar ne, vaiką, kuris yra, na, jis nebus mokslininkas, ne akademikas, bet jis tiesiog bus nuostabus kitoje srityje. Taip, gal sportininkas, ar ne, jisai, nežinau, kad ir tam pačiam autoservise dirbs, bet ar kažkokia kita kryptim keliaus. Tiesiog mato vienetas mums yra, kaip tas vaikas išlaiko brandos egzaminą. Tai irgi yra mato. Tai rodo jo ir asmeninę pažangą, jo motivaciją, aš vis tiek keisiu, padarysiu ir kaip tai turi uždegti. Tai čia vėlgi yra mokytojo talentas, kūrybiškumas ir virtuoziškumas, kaip tai padaryti. Tai mes matuojame ir pagal tai, kad jeigu mums pavyksta ir jeigu visi suranda savo kelią, tai mums yra pats didžiausias įvertinimas, kad grįžta mokiniai ir sako, aš žinokit, stojau. Arba sako, man ten pasisekė, aš tikrai, nesitikėjau, bet man pavyko. Tai vadinasi, mes viską padarėme gerai. Tai vienas iš tokių irgi kertinių vertinimo kriterijų. Padėti tam vaikui atrasti save ir savo tą kelią, taip, kas bus po mokyklos. Na, kad ne visi išgirsta, nėra taip, kad 100% mums pasiseka. Bet čia irgi, kaip jau sakome, jau jie ateina pakankamai susiformavę, subrendę ir jau gebantis priimti savarankiškai ir nesprendimus. Mes tik tais patarėme, stumtelime, jeigu matome, kad jis galėtų tai daryti, tai jam duodame tokių užuomazgų keliauti tenais. Tai bet jeigu kalbėti apie tos reitingus, tai taip, mes praėjusiais metais, ar ne, mums buvo labai derlingi metai, 70 šimtukų, iš viso 43 mokiniai gavo šimtukus. Vienas mokinys visus 500 iš visų 5 tų egzaminų surinko. Ir čia nebūtinai, kad 10% buvo pridėta, 10 balų. Tai tikrai yra talentingų vaikų buvo, kur manau, ir tai galbūt šiek tiek vienas kitas. Taip, ir užsidegusi mokytojų. Taip, todėl reitingas, jis yra svarbus, todėl kad mes privalome pasižiūrėti, ar ne, kurioje mes vietoje, kaip mes atrodome bendrame kontekste. Nes yra tėvų lūkestis, kad vaikas mokytųsi geroje mokykloje.
Taip. Ne? Mokytojų lūkestis yra pasižiūrėti, kaip man sekėsi, įsivertinti, kaip aš atrodau bendrame kontekste, kur man reikėtų dar ar ne, ar pasistengti, ar pasižiūrėti. Ar aš galiu tos vaikus paruošti. Taip. Tada į kažkokią pasidaryti analizę, kur reikia daugiau įdėti pastangų, ar ne, gal kažką reikia savo metodikoje keisti, ar ne. Ir apskritai mokyklai, tai tas reitingas, aš manau, jisai yra geras dalykas. Nors čia yra visi kontroversiškai kalba apie tos reitingus, bet mes turime, manau, žinoti ir visuomenė turi tokią teisę žinoti, kokioje mokykloje jų vaikas mokosi. Tai šiai dienai labai džiugu, kad jūsų vaikai mokosi geroje mokykloje ir toks vienas iš mūsų ir yra prioritetų. O kas yra toks labiausiai medus, gal labiausiai apdovanojantis dalykas mokytojo darbe, gyvenime, kur sakyčiau, ar kad vaikas sugrįžo, ar kad matyti, kad jisai rado tą savo kelią, kad jisai kažko tai pasiekė, ar kelias iki to, galbūt pats procesas yra, kas maloniausia apdovanojantis dalykai ir kokie yra dalykai, kurie, nuo kurių labiausiai nusvyra rankos. Tai čia viską ir pasakėte, jau jūs savo pristatymę ir klausime. Taip, medus žinoma, kad yra, kai grįžta buvę mokiniai. Kaip pavyzdys, šiandieną grįžo 2 mergaitės, viena tiesiog išvažiavo mokytis į kitą šalį, o kita yra absolventė, yra baigusi mokyklą. Tai suprantate, jie grįžta ir apsikabinam, ir jie pasakoja ir sako, žinokit, kaip gera grįžti į mokyklą, kaip, sako, čia gerai jaučiuosi, taip. Tikrai, žinokit, tada galvoju, darome gerai, tikrai mes kažką turbūt darome teisingai. Ir sakau, taip pat ir tas kasdienis mokytojui pasakytas geras žodis. Pavyzdžiui, mokytojai dalinasi mokytojų kambarį. Žinokite, sako, šiandien yra klasė, bet viena mus irgi mokykla. Jie visada išeina ir padėkoja už pamoką. Grįžtamasis ryšys. Tai toks ačiū mokytoja šiandien pamoką. Atrodo labai paprastas dalykas. Nieko nekainuoja, bet jau mokytojas iš karto sako, diena yra gražesnė. Ir taipogi ir tas rezultatas, kad ateina ir daro, kartais nereikia mokytojui teisingo išspręsto, tarkime, namų darbo. Bet sako, koks džiaugsmas, kad jis bandė, kad jis ieškojo ir matosi, sako, kad bandė pats be dirbtinio intelekto. Suprantat, tokie paprasti, kasdieniai dalykai, tiesiog, kad ir tą mokytojui pasakyti gerą žodį, nusišypsoti, padėkoti už pamoką. Tai yra tarsi, kaip sako, antras atlyginimas mokytojui. Tai tokie esminiai dalykai. O svyra rankos, kad kartais darai ir nėra rezultato. Yra ir taip, mes čia nemeluokim. Mes esame gimnazija, kuri neatsirenka mokinių. Pas mus ateina visi su įvairiausiais gebėjimais. Ir tikrai būna, kad tu įdedi labai daug darbo, savo širdies, tokios, nežinau, kaip čia pasakyti, ir to palaikymo bandai suteikti, bet žmogus piktybiškai nenori, nepriima, kaltina ir tada tikrai svyra rankos. Mūsų nėra tikslas būti taip, nestebuklodariai ir mes, kaip aš sakiau, mes nesame priešai. Tai būna, tikrai svyra rankos ir blogų kartais ir atsiliepimų yra ir komentarų. Toks yra gyvenimas, tai mes labai tai priimame normaliai, nes kaip ir šeimoje, mes irgi susipykstame ir visokių dalykų atsitinka. Svarbu, kad yra sąlygos. Procesas, bet yra sąlygos. Taip. Sako, dalyba yra geriausia daugyba. Ir ar turėtumėt kokių, nežinau, pasidalinimų, kažkokių patarimų kitoms mokykloms, ką galėtumėt sakyti, jau tai yra geroji praktika, tas labai pasiteisino ir jeigu taip darysite, irgi galite tikėti sėkmės. Nėra čia jokio stebuklingo recepto, čia yra labai paprasti dalykai, tai yra susitarimai, mes turime visi turėti bendrus susitarimus, turime visi eiti vieną kryptimį, turime aiškiai ištransliuoti, kokia yra mūsų kryptis ir koks yra mūsų siekis.
Turi būti aiški komunikacija, negali būti jokio nuleidimo nuo viršaus, na, dabar aš ar ne administracija, tai jau pasakiau, tai bus ir ne kitaip, taip nevyksta, reikia žmonėms paaiškinti, kad žmonės suprastų, kodėl, kaip ir koks bus ar ne galutinis rezultatas. Ir grįžtamasis ryšys, ar ne? Tai yra labai paprasti 4 elementarūs dalykai ir visą tai kuria tą pagarbę kultūrą, nes pas mus vienos iš pagrindinių vertybių, kurias mes ir puoselėjame tiek kolegų tarpe, tiek bandome tai perduoti ir mokiniams, tai yra pagarba. Mes turime gerbti vienas kito darbą, turime gerbti žinias, turime gerbti šalia esantį, mokytojas turi gerbti mokinį, o mokinys turi gerbti mokytoją. Nes čia nėra vieni ten, taip, vieni ten arba ten. Taip, tai mes esame bendruomenė, mes privalome tartis, išklausyti vienas kitą ir ieškoti kartu sprendimo variantų. Nes jeigu ateina, kaip ir sakau, ar ne, čia kaip iš vadovo ar ne pozicijos, jeigu man ateina žmogus su problema, tai jis turi išeiti padrąsintas, kad mes surasime būdą, kaip tą problemą išspręsti. Tai galbūt ne dabar, ne šią akimirką, bet tam ir yra visa komanda specialistų, kad aš pasitarsime. Ne po kilimu pašluojame. Taip, kad mes pasitarsime, sprendžiame klausimą arba ieškome kompromiso, kad kartu būtų gerai. Tas pats yra ir su mokiniais. Visą tai persikelia tada ir į mokinių lygmenį. Tai tiesiog tas receptas yra labai paprastas. O čia dar šito klausimo klausiu irgi visų praktiškai pašnekovų. Kaip jūs, kaip organizacija, kaip gimnazija, matote ateitį, kaip tu kaip vadovė, kur norėtum tą organizaciją nuvesti 5-10 galbūt metų bėgyje, kiek čia norėsis dirbti, vis tiek kažkokius darbus esi nusimačius, ką norėtum nuveikti, tai kokie tie darbai būtų, kaip ta organizacija atrodys po 10 metų. Tiek toli aš negalvojau, dar neišmokau iš buvusio direktoriaus. Bet ką norėčiau, tai iš tikrųjų norėčiau, kad šita gimnazija toliau išlaikytų tokį pagarbų santykį vienas su kitu, ir taptų vaikam antri namai. Antras dalykas, tai labai norėčiau, kad mūsų PESTEAM centras tikrai taptų labai garsus, inovatyvus ir garsėtų savo veiklomis. Taip pat norėčiau, kad tos technologijos, kurios neišvengiamai ateis į mūsų gyvenimus ir mes jas diegiame ir gimnazijoje ir tikrai turime ne vieną ir ne 2 jau dirbtinio intelekto ar ne programas, kuriomis naudojamės ir su kuriomis dirbame. Tai labai norėčiau, kad tas procesas nenustotų, mes eitume koja kojon su pažanga, bet išlaikant sveiką protą. Tai va, tokie keliai, tai tiesiog, kad būtume inovatyvūs, būtume įdomus ir žingeidus, aktyvūs, kokie ir esame šiandieną, bet kad tas procesas nenutrūktų. O ką patartumėt jaunam žmogui, kuris galbūt šiandien svarsto galbūt pedagogo kelią, galbūt jaučia kažkur tai pašaukimą, gal yra specialistas, bet norėtų mokyti vaikus tos savo specialybės, savo amato. Kas jo laukia tame darbe, kodėl verta rinktis pedagogo specialybę? Bus labai įdomu. Čia nėra vienodos dienos. Labai prasmingas darbas. Taip, tikrai tai yra labai prasmingas darbas. Aš kaip sakiau, ar ne, mano pačios istorija. Aš tiek daug metų pradirbau kitur, bet visada Palangoje, tarp kitko. Gyvenu ne Palangoje, bet visas mano gyvenimas, mano darbas, karjera visada yra Palangoje. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tai yra beproto prasmingas darbas. Kad tu gali daryti jaunam žmogui įtaką ir gali jam būti autoritetu, tai yra nežmoniškai geras jausmas. Tai eikite, mokykitės ir ateikite dirbti Palangos senąją gimnaziją. Darbo bet kur kitur, bet kuriam kitam mieste, bet kokiu atveju tai yra vienas iš prasmingiausių turbūt darbų. Taip, tikrai taip. Ir sakau, nėra nei vienos nuobodžios dienos ir tai be galo įdomus darbas. Sunkus galbūt, bet jeigu tu myli savo darbą, tie sunkumai tampa privalumais.
Tai ačiū labai, Sandra, už labai įdomų pokalbį, už pasidalinimą, už tavo kasdieninį darbą turbūt, ne, vardan tų vaikų, ne, vardan jų ateities. Tai dėkoju dar kartą ir linkiu, visi linkime didelės sėkmės. Ačiū labai. Ačiū, kad pakvietėte pasikalbėti. Kaip sakiau, man kalbėti yra šiek tiek sunkiau, aš taip pat mokausi dar šito dalyko, bet tikrai labai, labai smagu būti stebėtai. Ačiū labai. Ačiū tau.